Finansų ministerija užregistravo mokesčių įstatymų pakeitimus, kuriuose numatytas ir nekilnojamojo turto mokestis, kurį moka nekilnojamojo turto savininkai. Siūloma, kad šis mokestis būtų taikomas turtui, kurio vertė neviršyja 40 000 eurų. Numatyta, kad pusė šio mokesčio keliautų į gynybos biudžetą, kita pusė būtų paskirstyta savivaldybėms. Savivaldybės pabrėžia, kad nekilnojamojo turto mokestis yra svarbus jų biudžetų pajamų šaltinis, tačiau jos turi savo nuomonę dėl šių lėšų panaudojimo prioritetų. Kadangi tai yra koreliacija daroma su gynyba, tai už šiuo metu savivaldybės yra skyrus pritarusios, kad civiliniai saugai, civiliniai gynybai iš savivaldybių biudžeto, būtent iš gyventojų pajamų mokesčio, iki 30 metų būtų skiriama 150 milijonų eurų. Tarytum dalis galbūt vienu arba kitų finansų ministerijos valdininkų tą situaciją, ko gero, yra jau šiek tiek užmiršę. Tai savivaldybės tikrai viena iš tų institucijų, ko gero, vienintelė valdžios institucija, kuri prisideda būtent prie saugumo, civilinės saugos užtikrinimo realiais savo pinigais. Savivaldybės atkreipia dėmesį į didelės socialinės problemas, kurias taip pat reikia spręsti. Bet pavyzdžiui, matome tą iš tikrųjų ganėtinę stiprią problemą, tai kad trūksta medikų, trūksta mokytojų, trūksta kultūros darbuotojų, netgi tiem patiem policijos pareigūnam. Policija prašo, kad būtų skiriamos vienos arba kitos stipendijos, kad jie galėtų grįžti į savivaldybės. Taip, kad panaudojimo aspektas gali būti pakankamai platus. Savivaldybės pasisako už didesnę autonomiją sprendžiant, kaip panaudoti nekilnojamojo turto mokesčio lėšas. Tačiau jeigu tai administruotų kiekviena savivaldybė atskirai, jinai galėtų numatyti vienas arba kitas žirklės arba grindis mokesčio dydžiui, taip pat jo pačiam panaudojimo tvarkai. Tai aš siūlau, kad jeigu tos mokestis būtų įvestas nekomerciniam turtui, kad jį galėtų administruoti savivaldybės ir jos tai galėtų padaryti ženkliai lanksčiau ir tinkamiau, negu kad tai būtų priimta visuotinai visai Lietuvai vienodų pačių teisės aktų. Tačiau yra ir nuomonių, kad nekilnojamojo turto mokestis turėtų būti visuotinis, o tam tikroms gyventojų grupėms galėtų būti taikomos išimtys. Pavyzdžiui, pensininkų atveju galima tokį dalyką numatyti, kad tie pensininkai, kurie nesugeba mokėti nekilnojamo turto mokesčio, jie gali būti atleisti nuo šito mokesčio, bet su sąlyga, kad tas mokestis bus sumokėtas už tą nemokėtą laikotarpį paveldėjimo atveju. Paveldėtojai turės sumokėti. Arba, pavyzdžiui, jeigu jie nuspręs parduoti tą nekilnojamą turtą, galės parduoti tik tada, kai susimokės šitos nesumokėtus mokesčius. Profesorius pabrėžia, kad šis mokestis yra daugelį išsivysčiusių šalių, tarp jų ir kaimynėje Latvijoje. Šis mokestis išskirtinai skiriamas vietos infrastruktūrai gerinti, todėl Lietuva, apsisprendusi pusę iš šio mokesčio skirti gynybai, būtų pirmoji ir kol kas vienintelė šalis. Yra skiriamas vietos gyventojų ten infrastruktūrai, palaikyti, tobulinti. Taip. Galima kažkokią išimtį padaryti, aš dabar galvoju, pavyzdžiui, kokiam nors slėptuvėm finansuoti. Taip. Problema dabar yra su tų slėptuvų įrengimu ir visa kita. Kodėlgi ne? Gynybos poreikiams, taip, krašto apsaugai, kiti šaltiniai turėtų būti naudojami. Diskusijos dėl nekilnojamojo turto mokesčio paskirties ir toliau tęsiasi. Akivaizdu, kad šis mokestis yra svarbus tiek savivaldybėms, tiek valstybei. Tačiau būtina rasti kompromisą, kuris užtikrintų tiek vietos bendruomenių poreikius, tiek šalies saugumą.